Tai sveiki visi, sveikinamės jau 25 metų sausį, pradedam Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvės ir kaip tyčia pradedam nuo įprasto, puikiai žinomo ir gerai veikiančio Subaru Outback automobilio, 2.16 metai, 3,6 litro, 191 kW, opozitinis H6 varikliukas, kuris be abejonės visų 100% ir be problemų važiuoja dujomis. Tai nėra tiesioginio įpurškimo variklis, dar šitam kėbulė tiesioginio įpurškimo variklio nebuvo, tai jis tikrai, kaip minėjau, visų 100% dujomis važiuoja ir problemų kažkokių tai didelių paprastai nekelia. Apie įrangą, kurią sumontavom, tai Landirenzo Evo OBD, pats valdymo blokas yra štai šitoje vietoje sumontuotas, greta pliusinės klemos turim dujinės įrangos saugiklį, instruktažo metu be abejonės klientui parodysim, paaiškinsim, aišku, ne tik saugiklio vietą, bet aplamai pilną instruktažą, kaip ta sistema veikia, kaip jinai turėtų veikti ir kas ir kaip ir kodėl čia yra sumontuota. Truputėlį žemiau yra sumontuotas Landirenzo L10 Turbo Oversize, pati galingiausia ir našiausia šio reduktoriaus versija, skirta 6 cilindram. Be abejonės 191 kW ir 6 cilindram reikia tikrai itin našaus reduktoriaus, būtent tokį ir sumontuojam. Patogiai padedam specialų naujo tipo Landirenzo dujinės fazės filtrą specialų susirinkimu. Šito filtro esmė ir tikslas yra be abejonės į save surinkti kuo daugiau purvo, dervų ir nešvarumų ir apsaugoti nuo jų dujinius purkštukus, kuriuos turime sumontavę abiejose variklio pusėse. Dangtis pilnai savo vietose, tvarkingai, jie tam nemaišo ir yra sumontuoti Landirenzo grupiai priklausantis AEB plus dujiniai purkštukai. Tikrai vieni patikimiausių šiai dienai rinkoje, itin atsparus visiems nešvarumam, puikiai dirbantis, pakankamai greiti, tikslus. Tai kaip minėjau, dujinės fazės filtras yra čia, o skystos fazės filtras yra montuojamas atskirai nuo dujų reduktoriaus ir yra sumontuojamas OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas atskirai montuojamas nuo reduktoriaus vėlgi tam, kad išvengtume jo strigimų. Dėl to, kad kartu montuojamas su reduktoriumi vožtuvas šyla, dujos pradeda garuoti jau pačiame vožtuvė ir be abejonės nei norim ar nenorim, neišvengiam paskui to vožtuvo strigimų. Tai jis yra montuojamas atskirai tam, kad tų problemų kiek įmanoma būtų mažiau tiek klientui, tiek be abejonės ir mums. Na, visi Landirenzo dujinės įrangos montavimo darbai kaip visada pagal aukščiausius kokybės standartus, spiruoklinės sąvaržos, tokias pačias turim ir variklių skyriuje be abejonės originaliai Subaru sumontuotas. Dujinės įrangos laidynas, jeigu panalizuotume iš arčiau, tai visi laidai yra įvelkami apsauginės gofros, tas gofros yra izoliuojamos. Lygiai tą patį mes turim padarę su savo dujinių įrangos laidynu, tai stengiamės viską sudėti taip, kad viskas kiek įmanoma labiau atrodytų į tą originalų gamyklinį montavimą. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas, dujų lygio indikatorius yra montuojamas kaip taisyklė ten, kurio pagidauja klientas, o šiuo atveju turim jį sumontavę būtent štai šitoje vietoje. Iš tikrųjų labai gera, patogi vieta, tai tikrai rekomenduojam. Dažniausiai šitoje vietoje, bet vėlgi, jeigu klientas jo tos vietos nori kažkur kitur, tai be abejo nesumontuojam ten, kuris jos jau pagidauja. Dujų balionas šiuose Subaru modeliuose telpa pakankamai didelis. Čia yra sumontuotas net 82 litrų talpos, tai kadangi 80% tūrio jisai pildosi, tai apie 60, gal kartais truputėlį viršaus, kartais truputėlį mažiau, jisai bus galima į fiziškai jau degalinį kuro įsipilt. Aš manau, kad labai panašiai kaip ir benzino realiai šitame automobilyje. Dugnas užsidaro lygiai ir gražiai. Pasižiūrėsim, tvarkingai susideda į vietas. Na, dujų pildymas vėlgi padaromas labai tvarkingai štai šitoje vietoje. Pats adapteriukas, tarp kitko, nusisuka. Jeigu mes norėtume piltis, pavyzdžiui, Olandijoje, kur yra arba Vokietijoje, kur yra kitoks angelis, tas angelis įsisuka kitoks į vietoje šito, taip kad be jokių problemų, o mes galime atsidarę dangtelį, piltis tiek dujas, tiek atsisukti ir piltis benziną be jokių problemų. Tikrai labai patogu, jokio adapterio mums kiekvieną kartą nei sukinėti, nei prisukinėti nereikia. Tai va, viskas baigus gražiai užsidaro ir lieka jau po dangteliu. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landirenzo dujinės įrangos montavimą į Subaru Outback automobilį. Jeigu kažką panašaus vairuojat, planuojat įsigyti, kreipkitės, tikrai mielai ir be problemų padėsim. Ačiū.